startas. Ir viskas, visi startai duoti. Vyrų superfinalas paleistas sklandžiai, mes keliame. Štai Jonas Strausas pirmasis 20-ame aukšte. Raimond Vorobjov antras, jisai aplenkė Igną Kazlauską. Štai tokie pasikeitimai Vitalijus Kuznecov ir Vaicechauskas. Yra pirmajame pentuke Aurimas Kinulis. Čia taip pat Vaidotas Ramanauskas yra 8. Justinas Vaidmužys ir Valandas Lukaševičius bei Dainius Liutkus. Kas jau bus 2024 metų nugalėtojas Handel bėgimas dangoraižį Europą. Ir Kazlauskas, Ignas, nugalėjo šiandien bėgime į dangoraižį. Ignai, netikėta? Visiškai. Šaunuolis, iš tikrųjų tu atidarei viską ir tu įrodai, kad tu esi šiandien čempionas. Nežinau, jūs girdit mane tenai 31 aukšte, bet Europos aikštėje, kai pamatė, kad Ignas Kazlauskas finišavo pirmas, žmonės tylėjo, tada sako, oho. Štai daugiau pas mus finišuojančių, mes to pasakysime, kas buvo antrosios vietos. Taigi, pirmasis buvo Kazlauskas, Ignas, kurį ką tik mes pakalbinome, o antrasis Rodosaras Jaunius, ir mes Jauniaus dar nematome čia pas mus antrasis. Ir trečiasis Raimond Vorobjov. Va taip, kaip finišuoja pas mus vyrai, ar ne? Sveikinimai finišavus antrą kartą, taip. Jūs kokie buvo kažkuriame aukšte. Kada praradai ir kodėl Praradau kažkur 2-5 aukštą, sakyčiau. Kodėl taip įvyko, tai dėl to, kad šiuo metu tiek nesitreniruoju, kaip prieš tai metais treniruodavausi. Tai va, šiek tiek nebėra tas ištrenestikas. Super, bet vis tiek, tu esi čia pas mus elito tarpe ir parodai savo galimybės ir tikiuosi, kad turėsi laiko ir skirsi tam daugiau savo energijos ir pasiruoši kitais metais, ar ne? Ir gal kažkur mes galėsim jau tave kaip čempioną sveikinti. Ačiū tau, buvo labai malonu pamatyti tave čia.